Ką, grįžo mūsų blokas. Kuris turi tokią istoriją. Senas kažkajus, 1.2 benzinas. Standartinis gedimas, nutrūko grandinės. Bet vietoj tik grandinių pakeitimą ir galvos remontą teko išsiardyti visą, nes sudilę stūmokliai ir užvalkytos gilzės. Tai vietoj paprasto reikalo gausis toks. Prasigrėžiam ant remonto ir bandysim rinktis atgal. Naujus stūmoklius, naujus žiedus, naujus indikliukus. Ir taip bandysim prikelti antrai gyvybei. Susidėjom indikliukus. Vėliau išsivalėm, dedam į vietą. Vėliau įsidėjom. Sukas lengvai. Toliau susiruošėm stūmoklius, sudėjom naujus, susileisim indikliukai. Taip, stūmokliai vietoj. Viskas gražu. Dedam karterius, tepalas siurblius ir kelsime viršų. Apsirinkom dar biškutį, užsidėjom viršų karterį vieną galą, sąjungininkus atsistatėm. Taip, naują tepalo siurblį. Nauja žvaigždutė, nauja grandinė. Susiruošėm paskutinę dalį, išsivalėm ir guldam. Ir su apačia bus viskas. Vietoje yra antras. Užsidėjom naują sankabą. Čia viską susirankėjom, dėsim į vietą. Teks dėti tokiu būdu, nes tokiu išėmėm, tai visą įdėti surinktą. Taip neišeitų, reiktų viską kitaip griauti. Įsistatėm į vietą variklį, susijungiam, biškutį apsikarstėm. Toliau einam prie galvutės. Dėsimės galvutę. Mūsų galva variklio. Pakeisti 8 vožtuvai, kurie buvo nulinkę. Susišlifavo nedaug. Kaitinta nebuvo. Dėsim naujus velenėlius, nes anie sudėlė. Ir bus. Susirinkam viską į krūvą. Susipylėm tepaliukus. Išsivakumavom aušinimo sistemą pasižiūrėti, viskas sandaru. Taip labai patogu supilti antifrizą, jokių nuorinimų nebūn paskui. Šlangas užsičiulpti. Bandom, susileidžiam antifrizas. Bandysim kurtis. Ir vakuumas viskas susitraukia atgal.
su tų mažylių nuorinimais tai būna reikalai. Blemba. Taip, iškilaikė. Iki galo, kad sučiulptų. Nu va. Ir sistema pilna. Ką, bandysim eit kurti. Ką, bandom eit. Pasikurt. Ne, nepasiėmė raktą, nereikia. O, papa. Nu jo, dar sankabą teks nusivaryt. To dar nepadarė. Nu, siurbliai pasileido, ne? Nu, gerai. Bandom. Ką, užsikūrėm. Užsikūrėm. Va, biškutį bardelis pabus ir turėtų praeiti. Ką, pasikūrensim, pasišildysim. Žiūrėsim toliau. Nu ką, automobilis lauke. Pravažiavom. Išsikaipinom. Vandenų nepučia, niekas nebėga, nevarva. Kas garavo, nugaravo. Kaip ir viskas tvarkinga. Ką, atiduodam žmogui, pasivažinės, važiuos, pasikeisim tepaliukus ir galės toliau važinėti. Tiek, kam reikia, kreipkitės.